Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Jelena. Šiuolaikinės raganos istorija, bet čia toks, žinai, labai primityvus, labai toksai sukeliantis šypseną pavadinimas, bet labai nuoširdus. Tas pozicionavimas savęs, pasikartosiu, aš nesijaučiu kažkokia tarpininkė ar ne tarp skirtingų pasaulių. Ta ragana, žinai, tai yra tokios atstumtos mergaitės, baisios mergaitės istorija. Mergaitės, kuri kalbėjo labai keistus dalykus, ar ne, kurie nesuprantami visiems kitiems. Mergaitės, kuri, nežinau, iš bjauraus ančiuko ir raganos tam tikrą prasme ten, taip gal čia nekukliai nuskambės, pavirto į gulbę, sakyčiau, pavirto į tokią, kuri socialiniu požiūriu kaip ir daugiau ir mažiau priimtina. Ta ragana jokių būdų nėra užuomina į kažkokias antgamtinės galias, tai labiau apie tam tikrą izoliaciją, apie tam tikrą kitoniškumą, kuris bandė šiame pasaulyje išbūti ir išgyventi. Tai galbūt taip. Koks jūsų vardas? Jelena. Kiek metų? 45. Iš kur esat? Iš Kauno, bet šiuo metu gyvenu dviejose miestuose, Kaune ir Vilniuje. Kaip prisimenat savo vaikystę? Koks vaikas buvot? Iš tikrųjų, aš manau, šitas klausimas yra vienas sudėtingiausių, nes kažkodėl dabarties kasdienėme gyvenime visiškai neturiu įpročio tą vaikystę kažkaip aktualizuoti arba prisiminti kažkokius epizodus. Tai tiesiog tenka papasakoti kažką, tikiuosi įdomaus tik tuo atveju, jeigu tiesiog kažkas paklausia. Žinai, galbūt prisiminus psichoanalitikus galima daryti tokią prielaidą, kad galimai čia veikia kažkokia psichologinė gynyba, bet jeigu taip paprastai žmogiškai, aš jokių būdų nekvestionuoju, kad tam tikros vaikystės patirtis, sukūrė mane tokią, kokią aš esu šiandien ir ypač tos, kurios buvo ypatingai skaudžios arba ypatingai jautrios arba kurios pareikalavo mano tokios gal nevaikiškos brandos. Bet vis dėlto, man atrodo, visavertiškai ir visapusiškai gali savo gyvenime kontroliuoti kažkokius dalykus svarbius tik tuo atveju, jeigu pernelik nesureikšmini kažkokio skausmingo paveldo. Ta prasme, aš jokių būdų nesakau, kad reikia kažkaip atsiriboti ir neigti, bet aš gal už tai, jog nereikėtų kažkokių skausmingų vaikystės patirčių kultivuoti arba galbūt tam tikrais atvejais save pateisinti, kodėl tu esi toks, koks esi. Nėra visiškai sąžininga teigti, jog dėl vaikystės traumų kažkas dėl tavęs turėtų kažkokią išimtį daryti. Aš manau, kad aš esu pasiruošus ir pasirengus kalbėti apie savo vaikystę, tiesiog man nesinori kurti kažkokio bumo iš to, kažkokio kulto. Taip, vaikystė, tai taip atvirai ar ne pasakojant, be jokių abejonių yra susijusi su tam tikrais skauduliais ir turbūt tas pagrindinės atskaitos taškas yra fizinė negalia, man yra cerebrinis paralyžius. Jeigu dabar kažkas pradės googlinti, iš tikrųjų pamatys, kad tai yra labai baisi diagnozė. Aišku, galimi labai įvairūs šios diagnozės pasireiškimai, bet turbūt pagrindinis tų pasireiškimų tai yra tam tikras judėjimo ribotumas. Kai žmogus, pavyzdžiui, negali pilnavertiškai vaikščioti, judinti savo galūnių, kartais taip pat prisideda, sakykime, tam tikrų kognityvinių procesų nepakankamas darbas. Žiūrint grinai iš tos medicininės pusės, tos priežastys gali būti labai įvairios, iš tikrųjų gali būti tam tikras genetinis paveldas, bet tai jokių būdų ne mano atvejis. Mano atvejis tas toksai gana banalus, jeigu taip galima pasakyti, nes tais laikais, kai aš gimiau, tas atvejis buvo ganėtinai dažnas, tiesiog buvo ganėtinai sunkus gimdymas, kažkaip aš nenorėjau ateiti į šitą pasaulį ir buvau visiškai užsnūdus. Ir tokiais atvejais tais laikais buvo naudojamos akušerinės replės ir tiesiog, kai kūdikis yra traukiamas tam tikrais atvejais labai drastiškai ir labai grubiai už galvos, tai be jokių abejonių nepavyksta išvengti tam tikrų nervų pažeidimų, dėl to išsiprovokuoja kažkokie negrįžtami procesai kūdikio smegenyse ir tam tikrais atvejais, kol tai yra kūdikis, labai būna sudėtinga prognozuoti, kaip šita procedūra atsilieps. Aš tiesiog žinau, mama pasakojo, kad Cezario pjūvį jau
jau nebuvo įmanoma daryti, jau buvo per vėlų, nes tiesiog galima buvo prarasti tiek mamą, tiek kūdikį ir tiesiog buvo priimtas toks sprendimas ir kažkaip mama pasakojo, kad tuo metu dirbo internate ir pas ją turbūt gal pusė auklėtinių buvo su cerebriniu paralyžiumi, būtent po akušerinių replių, tai jinai sako, darykit ką norit, tai gal nenaudokit tų replių, bet pasikartosiu, tiesiog nebuvo kitos išeities. Tai tokia buvo mano diagnozės pradžios istorija, kai atėjo tas laikas, kai normaliai pagal tam tikrą fiziologinę raidą kūdikiai jau pradeda vaikščioti, iškilo tuo metu pakankamai didelių problemų, nes iš pradžių aš atsistojau ant pirštų galiukų ir būtent ant piršto galiukų bandžiau vaikščioti, netgi kartais pajuokaudavo aplinkiniai žmonės, kad auga balerina. Paskui vyko kažkoks dalykas, kad tiesiog tas vaikščiojimo mokymasis visiškai sutriko ir tuo metu aš kuriam laikui visiškai nustojau vaikščioti, jeigu kartais atsistodavau ant savo silpnų kojyčių, nes jau tada buvo pažeistos paralyžiaus, tai kažkaip nelabai galėjau išstovėti ir tiesiog iš paskos visą laiką tempdavau kairę kojytę, nes iš tikrųjų mano atveju cerebrinis paralyžius pirmiausia palėtė būtent kairę pusę. Buvo labai daug gydymo įstaigų, buvo ir vaikų sanatorijos. Kiek pamenu, man buvo truputėlį sudėtingiau, kadangi dauguma vaikų, kurie turi šią diagnozę, jie taip pat turi ir tam tikrą protinį atsilikimą. Man labai pasisekė, kad šitas dalykas kažkaip manęs visiškai nepalėtė, aš ten gana anksti pradėjau ir skaičiuoti, ir skaityti, vis dėlto kognityviniai procesai veikia puikiai, tai aš manau, kad tuo metu jau buvo inicijuota tam tikros socialinės izoliacijos pradžia, nes tose gydymo įstaigose, kuriuose aš praleisdavau labai daug laiko, buvo ir kita kategorija vaikų. Jie turėjo kažkokius fizinius sveikatos sutrikimus, bet nepakankamai išreikštus. Jie galėjo bėgioti, žaisti tos populiarius vaikiškus žaidimus. Kadangi aš turėjau kur kas stipriau išreikštą fizinę negalią, tai kažkaip nelabai jie norėjo mane priimti į savo žaidimus. O tie vaikai, kurių tas fizinis vystymasis buvo ganėtinai stipriai išreikštas, akivaizdus, jie kaip tik turėjo ir tam tikrą protinį atsilikimą, kažkaip su jais ta komunikacija irgi vyko labai sunkiai ir tokia likau vienumoje. Tėvai išleido į tą darželį, kurį lankė visiškai sveiki vaikai, tai ten jau irgi buvo ganėtinai sudėtinga bendrauti ir megzti socialinius ryšius, kalbant apie pradinę mokyklą. Na, ko gero, iki kokios bent 7-8 klasės buvo labai daug patyčių, bet žinai, kartais tai pagalvoju, negaliu tų žmonių kaltinti, aš tiesiog manau, kad buvo likęs kažkoks gremėzdiškas dar sovietmečio pėdsakas, tiesiog jeigu šiais laikais yra labai daug kažkokių programų, projektų, ar ne, suteikiama psichologinė ir kitokia pagalba tiems tėvams, kurių šeimoje auga vaikai turintys cerebrinio paralyžiaus diagnozę, aš manau, kad tais laikais buvo labai didelių spragų. Aš manau, kad dauguma tėvų, įskaitant ir mano tėvelius, visiškai negavo jokios informacijos. Galbūt gydymo įstaigų pagrindinis tikslas tai buvo šių vaikų fizinė reabilitacija ir būtent fizinis lavinimas, o integracija į visuomenę, kad šito klausimo tikriausiai apskritai tuo metu niekas nekėlė ir buvo ganėtinai natūralu, kad tas vaikas neturėjo draugų, buvo toks ganėtinai apleistas. Tais laikais aš neturėjau kažkokios kitokios patirties. Man atrodė, jog tai yra tiesiog kažkokia norma. Aš aišku puikiai suvokiau, dėl kokių priežasčių tie vaikai nenori su manim draugauti. Dar daugiau galiu pasakyti, aš nežinau kodėl, bet nuo pat vaikystės laikų buvo pakankamai didelis kaltės jausmas. Man atrodė, kad čia ne šiaip savo, tos aplinkybės kažkaip susiklostė, kad aš turiu šią diagnozę. Man kažkodėl atrodė, kad aš pati esu dėl to kalta, kad aš esu kažkokia negera, nes kiti vaikai, jie puikiai moka vaikščioti, o man kažkodėl nepavyko
išmokti. Iš tikrųjų labai daug laiko praėjo, kol aš supratau, kad tai yra liga. Be abejo, aš girdėjau labai daug priekaištų ir būtent labai mažai buvo sąmoningumo, jog žmonės yra labai skirtingi, tam tikri žmonės turi vienokių ar kitokių specialių poreikių, tiesiog kažkaip tuo metu net nebuvo apie tai kalbama ir jeigu tu esi kažkoks netoks, tai tiesiog vienareikšmiškai a priori tu esi kažkoks blogas. Aš girdėjau labai daug priekaištų ir tie patys vaikai, pasikartosiu, galimai jie nebuvo blogi, bet niekas jiems tiesiog nepaaiškino, kas tai yra ir kodėl taip yra. Tai tokios vienatvės, atrodo, turėjo būti nemažai. Labai daug. Aš nežinau, ar dėl visų šitų patirčių, aš manau, kad aš šiaip esu labai intravertiška asmenybė ir aš manau, kad mano intravertiškumas apskritai yra kažkoks kraštutinis atvejis. Aš daugiau nepažįstu tokių intravertiškų žmonių ir tiesiog, kadangi daug metų dirbau dėstytoja, kažkaip man reikėjo su tuo tvarkytis, bet laimiai man teko dėstyti srautams studentų. Tai buvo įvairios įvadinės disciplinos, filosofijos ir psichologijos ir dažniausiai tam pagal programą šias disciplinas reikėjo išklausyti praktiškai visų specialybių studentams pirmam arba antram kurse. Tai auditorijoje tiesiog sėdėdavo apie 80 žmonių, nors dauguma studentų atsiliepė, kad aš buvau ganėtinai šilta dėstytoja, aš kažkaip vis tiek puikiai atsimenu kažkokios distancijos, aš vis dėlto laikiausi. Kai tenka megzti draugystės ir ne kažkokius socialinius ryšius, aš jaučiu, kad aš ganėtinai sunkiai į tai einu. Kai aš buvau vaikas, aš manau, kad tas polinkis buvo nepaprastai stipriai išreikštas ir aš iš tikrųjų jaučiausi nuskriausta ir pasikartosiu, aš jaučiausi kalta. Nors aš nežinojau iš pradžių, ką aš turiu daryti, kad šito nebūtų. Aišku, aš dariau tuos visus reabilitacinius pratimus, kad kažkaip save atstatyti ir būdama vaikas, netgi būdama iki mokyklinio amžiaus vaikas, aš buvau ganėtinai motyvuota. Manęs tikrai nereikėjo versti, bet esmė yra ta, kad vaikystės laikais tai buvo ganėtinai skausmingi socialinės izoliacijos atvejai. Aš netgi pamenu, čia dar vaikų darželio laikais, aš tiesiog sėdėjau ant šlapios žolės, aš žiūrėjau, kaip tie vaikai žaidžia kažkokius žaidimus, ten imituoja suaugusių gyvenimą ar net ten žaidžia namus. Ir kažkaip pamačiau, kad mane pasiekė kažkoks raudonas kastuvėlis, kažkas jį numetė, nežinau specialiai ar gal šiaip atskrido ir tiesiog prie manęs atbėgo viena mergaitė, paėmė tą kastuvėlį ir aš paklausiau, tai dabar tu su manim draugausi? Ir net sako, ne. Ir nubėgo. Aš buvau vaikas, man gal buvo 5 metai ir tuo metu man atrodė, kad tarp manęs ir viso šito žmonijos vyksmo yra kažkokia grandiozinė praraja ir ne mano galioje kažkaip ją įveikti. Kaip prieš tai sakiau, aš neaktualizuoju savo vaikystės patirčių, aš apie tai paskutinį kartą buvau prisiminus, kai aš rašiau postą Facebook'e, nes kartais mano postai, tokio dienoraščio, autobiografinio pobūdžio, tai tada prisiminiau. Ir dabar pasakoju jums ir pagalvojau apie tai, bet tas jausmas buvo be galo kažkoks sunkus, sudrebinantis ir tada iš tiesų apėmė kažkokia neviltis. Aš tuomet supratau, kad aš tikrai esu kažkokia kitokia ir šitas pasaulis, šitas kažkoks veiksmas, šitie vaikų žaidimai, kad visa tai tiesiog ne man. Yra sukurta kažkam kitam. Ir tada, aišku, kildavo klausimas, o kodėl tada apskritai aš čia esu. Yra pasikartojęs dar kada nors gyvenime tas jausmas? Mokyklos laikais, kadangi, kaip minėjau, patyriau patyčias, trūko, kažkokios švietėjiškos funkcijos, trūko žinių, trūko paaiškinimų tiems vaikams. Iš manęs šaipėsi, visai pravardžiuodavo. Aš dažniausiai tiesiog sėdėjau, aš niekada neatsikalbinėjau. Pastebėjau, kad ir po šią dieną liko įgūdis, aš niekada nemetu akmenų ar ten kažkokio purvelio atgal. Aš arba labai mandagiai pasakau, arba tiesiog nutyliu. Tai jeigu kažkokioje situacijoje reikia labai daug aiškinti, dažniausiai tai reiškia, kad kaip tik nieko aiškinti nereikia. Pas
mus labai populiaru vadovautis tam tikrais įsisenėjusiais stereotipais, nepabijosiu žodžio, nuvalkiotais stereotipais. Su kokiais stereotipais dažniausiai susidurėt? Jeigu kalbant apie dabartinį mano gyvenimą, tai tikriausiai tai labiausiai užkabina ir kaip dabar yra populiaru pasakyti, trigerina mano išvaizdą. Kartais žmonės galvoja, kad aš iš tikrųjų neturiu tų visų diplomų, kad aš pati sugalvojau, jog aš turiu daktaro laipsnį ir taip toliau, nors iš tikrųjų visa šitą informacija tikrai yra viešai prieinama, čia nėra problemos visą tai patikrinti. Žmonėms kažkaip labai sunkiai suderinamas tas mano vizualinis visas turinys ir tas išsilavinimo bagažas, kurį aš kartais, kai reikalauja to situaciją, deklaruoju. Labai dažnai ten pasako apie mane, kad aš nei vieno sakinio nesugebu suregzti ir kad apskritai tie postai ir tie tekstai, kuriuos aš rašau, kad čia iš viso net ne aš juos kuriu. Dažnai girdžiu tokį komentarą, kad čia yra sukurta dirbtinio intelekto pagalba, nors iš tiesų visi mano tekstai absoliučiai yra autoriniai, išjausti, labai daug kažkokių metaforinių peripetijų, nes apie jautrius ir skaudžius dalykus aš kartais parašau kaip ir tiesiogiai, bet man vis tiek labai patinka, kaip į cukraus vatą vynioti kažkokį metaforinį, tokį verbalinį, simbolinį sluoksnį, gal pridėti tam kažkokios estetikos, tam turiniui. Taip ir sako, kad taip atrodanti moteris, arba kartais žmonės nelabai susigaudo, kokio amžiaus aš esu, arba taip atrodanti mergaitė, sako, jinai negali tokių dalykų rašyti. Šiaip mano išvaizda tokia, sakyčiau, ganėtinai iššaukianti gal nuo 11 metų. Kiek pamenu, aš tuo metu pradėjau dažyti blakstienas, tokia skaičiai mėlyna spalva. Aš kažkaip niekada neatsižvelgdavau į kažkokias pastabas. Mano tėvai turbūt labai greitai prarado viltį ir iš tikrųjų aš jiems esu nepaprastai dėkinga už tai, kad, didžia dalimi jie man leido būti taip, kaip man natūraliai būnasi ir aš manau, kad tam tikrais atžvilgiais aš buvau sudėtingas vaikas, bet sudėtingas tokia specifinė prasme. Mokiausi aš tikrai labai gerai, aš nekėliau jokių problemų. Mano elgesys irgi buvo toks kažkoks tylus, ramus, tiek mokykloje, tiek už jos ribų, bet aš labai greitai pradėjau draugauti su žmogeliukais iš tam tikro socialinio sluoksnio. Buvau susidraugavus, pavyzdžiui, su čigonų taboru, kai man buvo 14 metų ir kadangi aš nerasdavau ryšio su tais vaikais, kurie iš tų, sakykime, socialinių požiūrių sėkmingų šeimų, tai tokio labai daug buvo kažkokio paribio, undergroundo kažkokio ir man kažkaip puikiai sekėsi su jais draugauti, nors iš tikrųjų irgi galėčiau pasakyti, kad tos draugystės buvo labai specifinės, nes aš visada buvau tokia tylenė. Bet aš jau tada buvau ganėtinai, sakyčiau, išvaizdi, tai yra istorija apie bjaurų ančiuką, nes jeigu dar pradinės mokyklos laikais visi tikrai žiūrėjo su kažkokiu gailesčiu, nes iš tikrųjų cerebrinio paralyžiaus pėdsakai jie kažkokiu būdu atsispindėdavo netgi mano veide ir tam tikrose grimasuose, kuriuo aš negalėjau paslėpti, o paskui kažkaip gavosi, kad per ganėtinai trumpą laikotarpį, aš nepabijosiu to žodžio, tiesiog tie veido bruožai pasidarė harmoningi, aš kažkaip išgražėjau. Ir ne dėl to, kad aš pradėjau tas blakstienas dažyti, mėlyna spalva arba plaukus dažyti. Pamenu, buvau nepaprastai laiminga, kad kažkaip mano mama man leisdavo, taip kažkaip išsiskirti ir iš principo daryti su savim tai, ką aš noriu, bet kažkoks ir, sakyčiau, brendimo laikotarpis buvo ganėtinai ankstyvas, nes 13 metų aš atrodžiau kaip 18-19. Ir aišku, tie vaikinai kabindavo ne bendrą amžiai, bet jau tie tokie vyresni ir pasikartosiu, tai buvo tam tikras kontingentas iš tų, sakykime, socialinių požiūrių nelabai sėkmingų šeimų, bet kažkaip būtent su jais man sekėsi draugauti. Tai galbūt problemos buvo su manim dėl to, kad aš galėjau sau leisti negrįžti laiku namo, aš galėjau grįžti ir paryčiais, bet esmė yra ta, kad aš nieko blogo nedariau. Pavyzdžiui, alkoholio aš nevartojau gal iki kokių 30
24 metų. Tačiau, kai yra tokia išvaizda ir kai ten vis tiek kokie kaimynai galėjo pamatyti, kaip aš atrodau ar ne, ir kelintą aš grįžtu, aišku, tas visas turinys sukurdavo kažkokių interpretacijų apie tai, kokia aš galėčiau būti ir kaip pas tokius gerus žmonės, kaip gali būti toks kažkoks nesuvaldytas vaikas. Aš žinau, kad jeigu vaikų teisių institucija kaip tokia vyktų tais laikais, aš manau, kad jie būtinai būtų apsilankę mūsų namuose. Tai viena vertus aš nekėliau jokių problemų, bet kita vertus aš labai buvau problematiška, nes aš niekada neatsikalbinėdavau, bet aš visą laiką padarydavau savaip. Nežinau, kažkiek yra žinoma mano istorija apie tai, kad gydant mano cerebrinį paralyžių, formuojant vaikščiojimo įgūdžius, vienas gydytojas, netradicinės medicinos atstovas, jis mane pastatė ant aukštakulnių dar tuo metu, kai man buvo gal 7 ar 8 metai. Tuo metu buvo padarytas kažkoks nerealus progresas. Aš manau, kad būtent aukštakulnių pagalba matyt buvo mano kojoms ir pėdoms tinkama padėtis ir aš iš tikrųjų išmokau vaikščioti taip, kaip vaikštau šiandien. Aišku, iš šalies žiūrint, turbūt galima pastebėti, kad kažkas yra ne taip ir kartais ir šiandien nepažįstami žmonės pajuokauja, kad kablai per aukšti arba galbūt man šitie bateliai yra nepatogus, bet kita vertus tai jau nėra žmogaus turinčio kažkokią sunkią fizinę negalią vaizdas. Kaip atrodė tolimesnis gyvenimas po mokyklos baigimo? Su tuo mokyklos baigimu, žinai, irgi labai įdomiai, nes mokykloje vidurinėje aš mokiausi tuo metu iki 10 klasės. Paskui man kažkaip labai norėjusi atsikratyti viso to patyriminio balasto ir nors tuo metu jau nebuvo patyčių, bet kažkodėl labai norėjusi išeiti iš tos mokyklos ir kadangi tai buvo dar 10 klasė, o ne 12, tai vienintelė vieta, kur aš galėjau išeiti, tai profesinė mokykla, vadinama profkė. Aš tuo metu įstojau į kulinarijos specialybę, į priekybos ir verslo mokyklą. Žvaigždutė buvau iš tiesų, nes niekas taip nesimokė, kaip mokiausi aš. Pavyko iš tikrųjų susidraugauti su tai žmonėmis ir dar tuo metu man jau buvo, dabar nepasakysiu, 14 ar 15 metų. Ir tuo metu aš po truputį pradėjau rašinėti savo kūrybos dainas muzikos įrašų studijoje. Ir kažkaip tuo metu ten pasimaišė garsusis Selas. Tuo metu rašinėjau savo albumą Kontrolinis šūvis. Tame albume buvo viena daina labai, sakyčiau, išsiskirianti. Nes nežinau, ar žinai šitą albumą, su tokiu ganėtinai sunkiu, ar ne, svoriu, bet man atrodo paskutinė daina tokia labai lyriška, kuri ir šiandien perdainuojama daugybę kartų. Tos dainos pavadinimas Vėjas. Ir tada tą dainą transliavo įvairios radijo stotis. Man atrodo, netgi radio centro apdovanojimuose ši daina užėmė 1 vietą. Nesvarbu, kad tai buvo tik back vokalas. Sugebėjau išgarsėti, ir aišku, apie patyčias net jau nebuvo kalbos, kad tie žmogeliukai, jie kažkaip turbūt buvo linkę labiau didžiuotis, kad jų grupiokė ir graži, ir protinga, ir su Selo kūrinį atliko. Tai buvo pakankamai saulėtas periodas mano gyvenime, bet kadangi su kulinarija kažkaip nelabai būčiau galėjus sieti savo ateitį, nes reikalavo ir fizinės jėgos, o dėl cerebrinio paralyžiaus būtų buvę sudėtinga. Aš lygiai greičiai mokiausi muzikos. Po 6 klasės aš įstojau į Gruodžio konservatoriją, į muzikos teorijos specialybę. Ten prasimokiau, kol pabaigiau vidurinę mokyklą. Kai išlaikiau abitūros egzaminus, aš jau supratau, kad turbūt muzikoje nelabai noriu likti. Irgi kažkiek susijęs su mano fizinė negalia. Turėjau labai sudėtingą santykį su viena dėstytoja. Šiaip aš tikrai buvau pakankamai gabi ir mokiausi gerai, bet tam tikros muzikos disciplinos reikalavo tiesiog virtuozinių įgūdžių, ar ne, skambinant pianinu, kadangi yra cerebrinės pusės paralyžius. Kai kurių dalykų aš tiesiog negalėjau atlikti taip, kaip reikalauja mano pasirinkta specialybė. Ko gero, dėl savo išvaizdos kažkaip nelabai pavyko man su ta dėstytoja susidraugauti ir greičiausiai norėdama man
kažkaip įgelti, jinai akcentuodavo būtent tai, kas man nelabai pavyksta. Tai jokių būdų nėra kažkoks kaltinimas, tiesiog visą laiką jai mano išvaizda buvo priežastis kažkaip mane užkabinti, kažkaip eilinį kartą užakcentuoti, kad vis tiek dėl savo kairės pusės nepakankamų įgūdžių tu niekada negrosi taip, kaip turi groti muzikos teorijos specialybės atstovas. Bet kita vertus, aš manau, prisidėjo tas dalykas, kad mane labai traukia klausimai, ar ne, vat, apie būtį, tapsmą, apie gyvenimo prasmę, apie beprasmybę taip pat. Aš tuo metu labai daug tokių draugiškų ryšių palaikiau su vaišnavais arba dar kitaip vadinamais krišnaitais. Kadangi tuo metu nevartojau alkoholio, tai man kažkaip labai imponavo jų toksai, kaip man atrodė, kažkoks grinesnis, švaresnis gyvenimo būdas. Skaičiau Bhagavad Gita, Šrimat Bhagavatam ir taip toliau, iš Upanishadus. Bandžiau netgi gilintis į senosios sanskrito kalbos tekstus ir mokytis, buvo labai įdomu. Tuo metu man buvo 18 metų, pabaigusi vidurinę mokyklą ir išlaikiusi abitūros egzaminus, aš tiesiog pabandžiau stoti į Vytauto didžiojo universitetą, į filosofijos studijas. Įstojau, paskui matomai filosofijos nebeužteko, aš sužinojau apie galimybę mokytis gretutinės specialybės, tai buvo psichologija. Studijos buvo nepaprastai turiningos. Paskui atėjo momentas, kai reikėjo rinktis, į kurią magistrantūrą stoti. Tai aš iš pradžių stojau į filosofijos magistrantūrą, paskui vis dėlto nusprendžiau dar papildomai stoti į psichologijos magistrantūrą. Na ir galiausiai yra 2 magistro laipsniai. Aš įstojau į filosofijos doktorantūrą, parašiau daktaro disertaciją ir įgijau humanitarinių mokslų srities, filosofijos krypties, filosofijos daktaro laipsnį. Kas vyko asmeniniam gyvenime per visą šitą laiką? Studijos kažkaip visiškai mane suvalgė. Aš kažkaip gal nelabai stengiausi ir neturėjau tokio tikslo megzti asmenį gyvenimą. Aišku, buvo kažkokių romanų ir kaip taip galima pavadinti, bet tuo metu aš neturėjau tokio tikslo ir siekio sukurti šeimą, netgi kartu gyventi su kažkokiu patinkančiu vyru. Kažkaip likau ištikima savo, aš ir toliau buvau vienišė ir galiausiai tokie ilgalaikiai santykiai, kurie, na bent jau iš šalies ir iš vidaus atrodė taip, kaip pas mus yra nustatyta, ar ne, tokie pirmi buvo gal, kai man suėjo 33. Aš manau, gal iš tikrųjų pakankamai ilgai man labai buvo sudėtinga įsivaizduoti kažkokį šeimyninį būvį savo gyvenime. Ta situacija tikrai tenkino, taip aš eidavau susitikti, ten galbūt netgi galima buvo pasakyti, kad su kažkuo draugauju, bet aš niekada nekėliau kažkokių tokių planų, kad aš būtinai turiu ištekėti, kad būtinai reikia kurti šeimą, gimdyti vaikus. Šiai dieną iš jų neturiu. Man tai atrodė visiškai natūralu. Ta moteriška realizacija, aš gal trupučiuką plačiau vertinu, man jokia prasme nesusiveda į tai, kad moteris būtinai turi turėti tam tikrą socialinį statusą, ar ne, kad jinai būtinai turi ištekėti ir apskritai visi tie socialiniai vaidmenys, aš suprantu, kad mūsų visuomenė galbūt laikosi jų pagrindu, bet aš niekada jų nesureikšminau. Man kažkaip atrodo tiesiog, kad kiekvienas renkasi tai, kas jam yra geriausia. Tie žmonės pasirinko šeimas ir jie yra laimingi. Aš buvau laiminga būti taip, kaip aš pasirinkau. Aš tikrai turėjau nemažai progų ištekėti, galbūt netgi laimingai. Tiesiog tuo metu man atrodė, kad jeigu tas vyras turi tam tikrų tikslų ir jeigu aš visiškai nesiruošiu, gimdyti vaikų, aš absoliučiai nesu tam pasirengus, man atrodė sąžininga tiesiog pasisakyti ir atsisveikinti. Kaip dabar pas jūs gyvenime? Tai atrodo, ar tas pasirinkimas išliko toks pat, ar kažkaip su laiku tai keičiasi, mintis apie šeimą, vaikus? Matai, aš turėjau ilgalaikius santykius ir aš padėjau savo buvusiam draugui auginti jo sūnų, tarp kitko labai gražiai bendravom. Bent jau tuo metu man tikrai atrodė, jog mes esam pilnavertė šeima, gal net laiminga šeima. Tai, žinai, kaip pasakyti, galima teigti, kad tam tikra varnelė yra uždėta mano biografijoje, nors mes nebuvom vedę ir kažkaip šitą aplinkybę niekada manęs
netrikdė. Šiai dienai aš esu viena, aš kažkaip, žinai, visiškai neforsuoju nieko, tik vienintelis dalykas, kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad, žinai, ta vienatvė yra savotiškas narkotikas, ypatingai metams bėgant, tiesiog kartais tenka atšaukti, ten, nežinau, kažkokius pasimatymus, vien dėl to, kad tiesiog sėdžiu, geriu šampaną ir galvoju, kad aš dabar visai nenoriu eiti ten kažkur, atsakinėti į klausimus to žmogaus, ar ne, kaip darbo pokalbėje, tiesiog jaučiu, aš visiškai neturiu tam ūpo ir vakarą norėčiau praleisti kažkaip kitaip. Ir tarp kitko, tiek Kaune, tiek Vilniuje, labai dažnai, ypatingai vakarais, mane galima pamatyti visiškai vieną su muzika ausinėse, kažkur restorane, jaukioj kaviniai, kadangi išvaizda yra šaukianti, rėkianti, be jokių abejonių kažkas prieina, susipažinti, galbūt netgi kontaktų prašo, ar ne, ir taip toliau. Tai kartais būna labai sudėtinga žmogui paaiškinti, kad dabar aš esu viena, man yra labai gerai ir nieko netrūksta. Ir aš labai atsiprašau, nenoriu žeisti, bet iš tikrųjų šį vakarą ir toliau norėčiau praleisti viena. Tai tada, aišku, sukyla labai daug klausimų, tai tuomet, kodėl tu taip atrodai, nes tikrai atrodo, kad tu čia kažko ieškai arba kažko tikėsi. Kita vertus, žinai, aš tikrai neišsižadu. Tiesiog, nėra kažkokio tokio tikslo, kad tu žudbūt turi kažką susirasti, kad tu būtinai turi būti su kažkuo, ar ne, kaip teigia Aristotelis, žmogus yra socialinė būtybė, tai aš trupučiuką žiūriu tai pro pirštus. Ir apskritai manau, kad mes daug daugiau kažkokių gražių dalykų pritraukiam tik tuomet, kai mokame būti savo vienatvėje harmoningai, kai tam tikrą prasme mokame ją švęsti, nes jeigu, kaip kai kurios moterys, tarkim, ar ne, kurios į mane kreipiasi, ypač po skyrybų, ten žudbūt nori sutikti tą žmogų, kuris jau pagaliau galbūt bus likimo skirtas ir taip toliau, aš kažkaip laikausi požiūrio, jog jeigu tuo metu pats jautiesi fragmentiškas, tu niekada nepritrauksi pilnatvės ir greičiausiai sukursi kažkokius nepakankamus arba galimai toksiškus santykius. Tu negali kažkaip, drastiškai ieškoti kito žmogaus tik dėl to, kad tau trūksta to kito žmogaus ir tiesiog kažkaip nemoki savyje išbūti, su savo mintimis, su savo jausmais, su savo vienatvė, kuri kartais džiugina, o kartais liūdina. Aš manau, čia kaip ir subtiliam pasaulyje pritraukia identiškos kokybės, pilnatvė pritraukia pilnatvė ir atitinkamai manau, kad kūriamas kitokios kokybės santykis ir fragmentiškumas, nuolauža pritraukia nebent kitą nuolaužą, tada žmonės turi vienas kitam per daug reikalavimų, susikuria kažkokius nerealius lūkesčius, nes kiekvienas tikisi, kad kitas žmogus jį kažkaip užpildys. O jeigu nepavyksta kitam žmogui užpildyti, tai tada prasideda barniai, ten santykių aiškinimasis, su savo vienatvė būtinai reikia susidraugauti. Tik tokiu atveju, aišku, jeigu tik norėsi, galėsi kažką į savo gyvenimą gražaus pritraukti. Čia jokių būdų nenoriu, kad nuskambėtų taip, lyg būčiau labai susireikšminus, jokių būdų ne, bet kartais atrodo, kad tas vyras turi kažkaip, aš nežinau, ką jisai turi pasakyti ar padaryti, kad jisai įtikintų, kad jo iš tikrųjų man labai reikia. Yra labai fainų žmonių, bet žinai, kiekvienas gal su savo kažkokiom baimėm ir kadangi aš tarytum nuo pat pradžių deklaruoju, tarkim, kad man būtų labai sudėtinga ar ne atsisakyti tam tikrų įpročių. Pavyzdžiui, kaip aš prieš tai minėjau, aš kaip ir vaikystės laikais, esu mėgėję vakare išeiti kažkur viena. Ir jeigu turėčiau dabar antrą pusę, aš vis tiek norėčiau išsaugoti šitą įprotį ir išeiti kažkur viena. Ne kiekvienas vyras supras, nes iškart sukyla labai daug kažkokių baimių, traumų, ypač jeigu nedaug dievė kažkas anksčiau išdavė ir vis tiek kažkaip žmonės vis dar nori kontroliuoti vieni kitus ir čia būtų sudėtinga surasti tokį kompromisą. Aišku, aš jokių būdų neatmetu tokios galimybės, kad kažkaip nuraus stogą ir tada pati kursiu tuos kompromisus arba gal net kažkur nukeliausiu daug toliau, negu yra šiai dienai man priimtinų kompromisų riba. Kažkas turi nutikti. Jeigu nenutiks, yra viskas bet kuriuo atveju gerai. Aš tikrai nesu to tokio toksinio kažkokio pozityvumo šalininkė, nors daugeliu atveju stengiuosi žiūrėti labai pozityviai. Aš kažkaip manau, kad tas žmogaus kasdienis gyvenimas, ar ne, sakant, žmogaus egzistencija, ar ne, jinai balansuoja tarp laimės ir tragizmo labai gilaus. Žmogus yra baigtinė būtybė, amžinybės
akivaizdoje ir praktiškai čia ir dabar mes turim, tik akimirką. Dėl to aš sakau, kodėl nereikia pernelyg daug laiko švaistyti praeities analizai, nes, tiesiog ta dabartis gali kažkur pasimesti. Grįžtant dar prie jūsų veiklų, jūs baigėte universitetą, tada buvo dėstytoja. Kiek metų buvo dėstytoja? Apie 10 metų. Žmogus, kuris dirba pedagoginį darbą, jis taip pat turi atlikti nemažai ir biurokratinio darbo. Reikia pildyti pačius įvairiausius, veiklos planus, kažkokias lenteles, kažkokias ataskaitas. Tuose įstaigose, kuriuose dėsčiau, visą laiką norėjau kelti klausimą, kad gal galima dėstytojams neužsimti tais darbais, nes realiai kartais pritrūksta laiko kokybiškai pasiruošti paskaitoms, kas mano manimu yra daug svarbiau. Šitas triggeris buvo, paskui pamatai, kad tai yra sistema ir tu nieko negali joje pakeisti. Kitas dalykas, besikreipiančių žmonių srautas, jisai vis didėjo. Besikreipiančių dėl ko? Iš tikrųjų labai sunku apibūdinti, tai bendrai paėmus, tai yra astrologinės paslaugos, bet tai labai stipriai balansuoja tarp astrologijos, psichologijos, tam tikrų išjautimų, nes aš nuo pat vaikystės visgi buvau kitoks vaikas. Pavyzdžiui, aš galėjau tėčio paklausti, o kodėl nutiks tai ir tai. Pavyzdžiui, kodėl rytoj šita mašina pateks į avariją. Ir man ilgainiui iš tikrųjų buvo labai sudėtinga atskirti tą turinį, pavyzdžiui, kuris yra prieinamas tik man atrodė, kad visi žmonės mato lygiai taip pat. O kas yra tas turinys, kuris buvo skirtas tik jums? Žinok, labai sunku apibūdinti, nes matai, aš esu toks labai racionalus žmogus ir man kažkaip kartais netgi norisi apie tai atsiliepti kažkaip labai skeptiškai arba galbūt paaiškinti, kad kadangi buvo gimdymo trauma, kadangi nuo pat gimimo mano smegenys buvo gerokai pažeistos ir matyt pradėjo vykti kažkokie procesai, galimai tam tikri fiziologiškai prasti procesai buvo sutrikę, kažkaip suspenduoti ir galimai ta trauma neaktyvavo kažkokius kitus smegenų centrus, kurie nebuvo kažkaip pilnai ištirti. Man niekada kažkaip nesinori apie tai kalbėti iš ekspertės pozicijos, nes aš netikiu ten kažkokiais nušvitimais. Aš manau, kad mes visi esame šioje žemėje pirmiausia žmonės, visi mes mokomės kažkokių dalykų, taip aš tikiu, kad yra kažkokia aukštesnė prasmė, bet nebūtinai yra kažkokia akivaizdžiai ir prieinama. Galbūt kažkas gali tai suvesti kažkokią psichopatologiją, nors tuo pačiu aš esu ir labai racionali ir šiuo metu netgi ir ganėtinai integruota ir greičiausiai nesukelia kažkokių tokių minčių, nes pakankamai aiškiai dėstau mintis, kažką argumentuoju, tarp kitko daug metų buvau logikos dėstytoja. Aš nežinau, kas tai yra, aš nežinau, kodėl tai nutiko man, aš niekada kažkaip savęs nepozicionuoju, kad aš esu tarpininkė tarp anapusinio kažkokio subtilaus ir to įprasto pasaulio. Tiesiog nuo pat vaikystės laikų nutiko taip, kad aš pradėjau tam tikrus dalykus matyti ir tai buvo susijęs su tam tikrais įvykiais, kurie nutiks. Kas tai, kodėl tai, aš tikrai nežinau ir nebus kažkokio moksliškai pagrįsto atsakymo. Manau, kad iš principo ir negalėtų būti. Ne tik man taip yra nutikę, aš manau, kad yra daugiau tokių žmonių. Kartais mes sapnuojam pranešiškus sapnus, kartais kažkokios racionaliai nepaaiškinamos patirtis įvyksta, mes kažką nujaučiam, pas mane tie išjautimai gal tam tikrais atvejais susiję su tam tikrais, nežinau, pamatymais, regėjimais, bet vėlgi aš labai dažnai sakau, ne aš pasirinkau šitą specialybę, aš nebaigiau ten kažkokių būrėjos kursų, astrologijos, tarp kitko, aš mokiausi savarankiškai, turiu kažkokį savitą astrologinių interpretacijų bagažą ir tas bagažas yra persipinęs su išjautimais ir paprastai renkuosi konsultuoti žmogų tik tuo atveju, jeigu jis turi kažkokių konkrečių klausimų. Man baisiai nepatinka žaisti ten tos ekstrasensų mūšius, kad aš dabar atėjau, tai jūs pasakykit, ko aš atėjau ir ten kokios sienos buvo mano kambaryje. Tai aš kažkaip taupydama savo resursus, nes tikrai tų konsultacijų daug buvo, tikrai teko žaisti ir tos ekstrasensų mūšius, nes kažkodėl anksčiau buvo labai svarbu įrodyti, kad aš ten tikrai kažką matau. Šiai dienai man visiškai dzin, jeigu žmogus jaučia, kad aš
aš galiu būti jam kažkuom naudinga, galiu kažko padėti, jis ateina, mes dirbam, neturiu kažkokio šablono. Pavyzdžiui, jeigu žmogus parašo laiškelį, kaip jūs ir ką pamatysit, kokiu tikslumo informaciją suteiksit ir taip toliau, aš dažniausiai atsakau, kad kiekvienas žmogus yra visiškai unikalus nuskaitimo prasme, čia negali būti kažkokiu šablonu. Aš tikrai nežinau, ką aš pamatysiu, galbūt iš viso nieko nepamatysiu. Tai yra labai nenuspėjamas, neprognozuojamas dalykas. Aš tom užsiemu dėl to, kad ateina žmonės ir jeigu vieną dieną, kaip aš sakau, nei vienas žmogus neateis, vadinasi, turbūt atėjo laikas kažkokią kitą veiklą užsimti ir turbūt ties tuo mano misija pasibaigė. Man dar norisi konkrečiau pačiam suprast, kas yra tai, ką jūs mokat. Nesuprasi, nes ko gero aš tikrai negalėčiau teigti, kad aš pati labai gerai suprantu. Dar daugiau galiu pasakyti, aš apskritai į daugelį ten ekstrasensorikos atvejų žiūriu skeptiškai, manau, kad mūsų laikais gal nepabijosiu pasakyti, gal prisiveisė gūrų kažkokių žmonių, kurie deklaruoja, kad jie turi kažkokios ekstra gebėjimus. Aš tiesiog manau, kad turbūt aš buvau traumuotas vaikas, turbūt ten buvo kažkas suaktyvinta, kažkas suvestų tai psichopatologiją. Aš netgi net ir šitoj vietoj nesiginčyčiau, nes aš tiesiog neturiu galutinio atsakymo. Kažkaip dažniausiai pildosi, kartais netgi nustebėtinai su konkrečiom datom, kodėl aš tai pataikau, kodėl apskritai šitas dalykas yra mano gyvenime, aš tikrai neatsakysiu. Kas yra ta paslauga, ką jūs žmonėm teikia? Žmogus ateina, suformuluoja savo klausimus. Kokio tai gali būti pobūdžio klausimas? Absoliučiai labai įvairūs klausimai, ar aš liksiu su savo vyru, ar pavyzdžiui, ar man palanku ateinančiais metais kurti verslą, ar man palanku važiuoti dirbti į Angliją, o gal geriau į Norvegiją. Labai daug klausimų, iš tikrųjų tai yra labai platus spektras, turint omeny, kad žmonės iš pačių įvairiausių socialinių sluoksnių ateina ir nepasakyčiau, kad tai yra tam tikrai kažkokiai grupiai priklausantis klausimai, tam tikrai kategorijai. Iš tikrųjų labai sudėtinga yra susisteminti. Vienas žmogus gali ateiti pasišnekėti apie savo sapną, kitas žmogus nori pasišnekėti, pavyzdžiui, apie savo santykį su mama. Kartais žmogus ateina, gal jūs galėtumėt man parinkti laimingesnę vestuvių datą. Jeigu moteris planuoja cezario pjūvį, gal galit pažiūrėti astrologiškai, kada būtų palankiau ir taip toliau. Ir iš kur žinot atsakymą? Yra astrologiniai metodai, yra taro sistema, runos, pačios įvairiausios kitos mantinės, tai yra ateities numatymo sistemos ir taip pat yra tam tikras įsijautimas, nes daugelį dalykų aš skaitau per tam tikrą emocinę prizmę. Aš nežinau, iš tikrųjų žmogaus balsas yra nepaprastai iškalbingas ir tos vibracijos, kurias atsineša žmogus ir formuluodamas klausimą, į kurį atsakymą jis pats nežino, labai daug atsispindi tame, ką ir kaip jisai paklausia. Ir tada kažkoks pradeda skleistis pirmiausia emocinis turinys, kartais jis prisipildo kažkokios simbolikos, kurią kartais ir pačiai man sunku interpretuoti ir aš tada pasidalinu, sakau, kažkoks toks simbolis, kaip jums atrodo, ką tai galėtų reikšti. Bet kaip bebūtų keista, žinok, labai dažnai surezonuoja ir tas žmogus sako, jo, supratau, čia tas simbolis galėtų reikšti tai ir tai. Bet ar čia yra psichologinis o žmogaus nuskaitimas, ar čia yra kažkas antgamtiško? Aš trupučiuką prisibijau atgamtiškumo sąvokos, nes aš manau, čia gali būti labai daug kažkokių tokių spekulacijų, bet ar tai yra grina psichologija? Tikrai ne, nes psichologija kaip mokslas, gal kai kurios srovės, tarkim, kognityvinė, gali pasufleruoti, tarkim, kaip galima suformuoti ir numatyti, tarkim, vaiko arba žmogaus ir elgesį, bet čia, žinok, visai ne apie tai. Ir aš pastebėjau, kad kažkokiu tokiu nulemtų įvykių žmogus gyvenime gali būti tik vienas kitas. Praktiškai labai daug priklauso nuo mūsų pasirinkimų atsakingų. Dar daugiau, bent jau artimiausios ateities įvykius nemaža dalim formuoja toks dalykas kaip tam tikras dabarties būvis, kuris susideda iš nuotaikų, emocijų, minčių, kažkokių vidinių nuostatų ir taip toliau. Ir vien pagal tai galima išpranašauti ir dažniausiai tiksliai, kas nusimato. Skamba iš šono, kad čia toks yra psichologinis labiau, nes sužinai viską apie žmogų. Visko nesužinai, nes matai, kam reikalas, kai jisai suformuluoja klausimą, jis
dažniausiai pateikia vien tik tais klausimą, aš neklausiu ten apie kažkokias aplinkybės, apie kažkokias priežastis, ta prasme, labai retai, kada tenka išgirsti kažkokią pirminę istoriją, kodėl tas klausimas apskritai gimė, kažkokio konteksto, labai retais atvejais, nebent tai yra, savi klientai ir tiesiog norėdami kažkokio tikslaus atsakymo išgauti, tiesiog, kad nereikėtų papildomai dirbti, būna taip, kad kažkokį kontekstą numano ir papasako, bet reikalas tas, kad tas kontekstas, jis pats iš savęs, nesufleruoja. Ten gali būti, gali paimti tave į darbą, gali ir ne. Pats kontekstas, jisai nėra kažkoks visiškai skaidrus, nes priešingų atveju turbūt žmogus nesikreiptų, bet tam tikrus įvykius, tam tikrais atvejais mes formuojame patys. Jeigu mes iki ląstelių, gelmių toleruojam savo gyvenime kažkokius toksiškus dalykus, jeigu mes tam tikrą destruktyvų, nepagarbų elgesį savo atžvilgiu paverčiame normą, tai labai dažnai žmonės ir užmesga santykius su tokiais žmonėmis ir aš tada bandau dėliot ir aiškint, kad jeigu tu nenori savo gyvenime toksiškų dalykų, visų pirma išvaryk toksiškumą iš savęs, nes tai, ką aš tau dabar išpranašausiu, tai bus mažų mažiausiai pasikartojimas tam tikrų scenarijų, kurie buvo skausmingi ir jų mums nereikia. Tai iš tikrųjų tai nėra vien tik tai aklas kažkoks pranašavimas, tai gal labiau bandymas padėlioti, ką čia ir dabar tu galėtum pakeisti, sudrebinti elektromagnetinį lauką ir maitinti būtent tą dar neišsipildžiusią galimybę, kurios tu labiausiai nori ir tada stebėtinų būdų mes kažkaip tos dalykus pritraukiam. Tai iš tikrųjų aš nesu kažkokio kraštutinio fatalizmo šalininkė, aš manau, kad jokių būdų nėra taip, kad visas gyvenimas yra nulemtas nuo pradžios iki pabaigos. Yra kažkokie įvykiai, kurie matomai turi nutikti, pavyzdžiui, savo fizinės negalios aš nepasirinkau, bet esmė yra ta, kad aš pasirinkau, ką su ją daryti. Pavyzdžiui, aš galėjau iš viso likti invalidų vežimėlį, aš manau, kad jeigu aš sąmoningai nesirinkčiau reabilituotis, tarp kitko tai pareikalavo labai daug valios pastangų, aš buvau vaikas ir tie pratimai buvo nepaprastai skausmingi, kartais iki nualpimo ir reikėjo kažkaip angažuotis visam tam, kažkaip įprasminti, nors tau yra tik, 6 metai, bet tu turi svajonę, tu nori vaikščioti ir tu žinai, ką reikia daryti, kad ta svajonė išsipildytų, tai yra mano pasirinkimas. Aš galėjau pasirinkti kitaip. Labai daug likimų susiklostė, liūdnai. Cerebrinis paralyžius yra nuosprendis, bet jeigu su šitą neišvengiamybę užmesgi kažkokį sąmoningesnį santykį ir kažkaip aktyviai dalyvauji tame, gali tam tikrą prasme, transcenduoti, kažkaip peržengti šitą negatyvę patirtį ir sukurti kažkokį laimėjimą. Taip, yra tam tikros duotybės, bet labai daug priklauso nuo nusiteikimo, nuo motyvacijos, nuo valios pastangų ir jeigu neieškai lengvų kelių, aš manau, kad labai daug gražių dalykų šiame gyvenime galima sukurti, net jeigu jie tarp kitko neatsispindi astrologinėme žemėlapyje. Aš manau, kad visi tie metodai tai yra duotybės, kurios parūpina kažkokią informaciją mums. Pavyzdžiui, pas mane Saulė Vėžio ženkle, Mėnulis Žuvyse. Ten galima toliau pažiūrėti, ką tai galėtų reikšti, kokia aš asmenybė, bet visa šitą informacija reikalinga ne tam, kad mane kažkaip apriboti ir įrėminti, o tam, kad turėdama omenyje tam tikrus dalykus, kaip savo laiku turėjau omenyje savo fizinę negalę ir savo diagnozę, kad aš kažką daryčiau su tuo turiniu. Kartais kai kurios žmonės yra ypatingai sudėtinga skaityti, tai aš tiesiog tokiu atveju atvirai pasisakau. Jeigu matau, kad ta informacija veriasi, liejasi ir mes galim bendrauti, tai tuomet aš apie tai kalbu. Daugeliu atveju aš kažkaip reikalauju, kad žmogus kreiptųsi su konkrečiais klausimais ir aš tai sieju netgi ir su tam tikrais etiniais dalykais, kad nekalbėti kažko, nepasakyti to, kam žmogus šią akimirką nėra pasiruošęs, nes šiuo atveju kaip ir medicinoje galioja tas pats principas nepakenk. Koks dažniausias klausimas, kuris pas jūs pakliūna? Moterys labai dažnai kreipiasi dėl santykių, tai čia turbūt 80% visų konsultacijų klausia apie konkrečius santykius, gana dažnai ir apie meilės trikampius tenka kalbėti, nes moteris ne visada gali savarankiškai priimti tą sprendimą. Bet iš tikrųjų, kažkaip klasifikuoti tos klausimus yra be
galo sudėtinga, nes man galbūt kur kas labiau svarbu, kad tas klausimas būtų ganėtinai konkretus ir paprastai akcentuoju, jog kadangi aš neturiu medicinos išsilavinimo, va šitoje vietoje aš kažkaip linkus uždėti tam tikras ribas ir labiau pasikalbam apie tai, pas kokį medicinos specialistą tikslinga apsilankyti. Ta prasme, aš jokių būdų nepropaguoju, kad reikia gydytis pas netradicinės medicinos atstovus, pati netaikau gydymo ir taip toliau. Ar yra kažkokios temos, kurios jums pačiai yra įdomiausios? Aš performuluosiu klausimą. Yra sritis, kuri man galbūt yra mažiau įdomi ir aš labai pasimetu, kai manęs klausia. Būtent visi šitie ekstrasensoriniai gebėjimai, nes kažkaip mūsų laikais labai daug žmonių kažkaip nori pripažinti, jog jie yra šią prasme išskirtiniai, kad jie mato ir jaučia kažką daugiau negu visi kiti žmonės. Ir tam tikrais atvejais jie ateina kažkokio patvirtinimo. Ten pažiūrėkit, gal jūs kažką tokio matot mano astrologinėme žemėlapyje, galbūt aš esu ten kažkoks dydis pranašas ir taip toliau. Tai šiek tiek šitas dalykas sukelia įtampą, nes paradoksaliu būdu, nors aš ir pati šitą darbą dirbu, bet labai tam tikrais atvejais skeptiškai vertinu, arba kartais žmonės nori paklausti, ką jie turėtų daryti, kad visi šitie gebėjimai būtų išvystyti, išlavinti, kad juos galėtų panaudoti, kad kažkaip panašiai dirbti, taip kaip su žmonėmis dirbu. Aš, žinok, irgi labai nuoširdžiai pasimetu, nes visų pirma, aš niekada šitų dalykų nelavinau, aš pasikartosiu, aš apskritai nežinau, kas ir kodėl tai yra, ir tuo labiau negalėčiau parūpinti kažkokių rekomendacijų, gal netgi natūraliai kartais kyla klausimas, o kodėl žmogau tau apskritai šito reikia. Ar čia tiesiog kažkokie pavojingi ego žaidimai, tiesiog išvystyti tam, kad būti kažkur, nežinau, aukščiau, kad tu būtum kažkoks pranašesnis, kad tu galėtum kažką nustebinti ir tokiu būdu kažkokią pridėtinę vertę savo sukurti. Paprastai pasiūlau pereiti tiesiog prie kitų klausimų ir sakau, kad šią prasme aš jaučiuosi bejėgė, aš nelabai žinau, ką pasakyti. Nei kaip lavinti, nei kodėl reikia lavinti, nei ar tikrai tu esi didis pranašas. Esate sutikus didžių pranašų savo konsultacijose, kur iš tikrųjų kažkas buvo žmoguje? Aš manau, kad taip, bet tas ir yra įdomiausia, kad tokie žmonės, jie nėra kažkaip susireikšminę, jie tiesiog priema tai labai panašiai, kaip priemu aš, kad yra kažkokia keista duotybė, kartais net taip geranoriškai, draugiškai pasijuokiam iš to, tiesiog nekuriam iš to kažkokio kulto. Tai yra keista, tai yra nepaaiškinama, mes nežinom, kodėl tai yra, bet mes kažkaip labai taip savo vietoj. O jūs visą tą nuskaitimą, atsakymų suteikimą, jūs galite tą daryti ir be taro kortų, ir be astrologijos? Iš principo taip. Tai yra papildomos informacijos šaltinis. Nes kartais žmogus kreipiasi su rūpimu klausimu, apimtas kažkokių emocijų ir tiesiog matai, kad labai sunku kažką nuskaityti ir tokiu atveju reikėtų imtis kažkokių papildomų priemonių, bet gana nedažnai. Kažkada anksčiau, gal prieš kokius 5 metus, žinai, kartais žmogus tiesiog ateina, nori kortas išmest. Aš anksčiau tą darydavau, net ir tuo atveju, jeigu jaučiu, kad to visiškai nereikia. O dabar tiesiog realiai taupydama savo resursus, nors aš tikrai manau, kad ganėtinai neblogai išmanau tarų sistemą ir pasaulėžiūrą, rūnų filosofiją ir taip toliau, galų gale mano išsilavinimas labai stipriai prie to prisidėjo ir tarp kitko mano magistro darbas tarpdisciplinis buvo susijęs būtent su simbolių tyrinėjimu. Tai buvo ir tam tikras metodologinis ar ne mokslinis priėjimas prie viso šito. Ne taip, kad aš tiesiog pasiskaičiau kažkokį simbolių žodyną, kas ką reiškia, nes tikrai labai daug niuansų ir kiekvienas simbolis gali reikšti labai daug. Šiandien, jeigu kažkas paprašo išmesti kortas, aš sakau, kad jūsų užduotis yra suformuluoti klausimas ir tikrai ne jūsų rūpestis, kur aš tą atsakymą surasiu, kur aš jį perskaitysiu, net jeigu nuo lūbų. Mano tikslas, kiek įmanoma tiksliau atsakyti. Jeigu
jeigu aš kažko nepamatysiu, aš jums tikrai pasakysiu, bet jau nebežaidžiu to, kad vat, jeigu nori kortas padėliot, tai man iš tikrųjų gal tas pirminis dalykas koncentruotis į konkrečius klausimus ir į konkrečius atsakymus. Kokie ateities planai? Žinai, labai įdomus klausimas dėl to, kad labai keista, žinai, aš kažkokių tokių grandiozinių planų nekuriu, aš kažkokia pasidariau kraštutinę dabartystę ir kažkaip plūduriuoju tik dabartyje, žinai, ir kartais net nesinori to kažkokio akivaizdaus žingsnio į priekį. Žinai, stengiuosi būti atvirai savo, tiem žmonėms, su kuriais aš dirbu, su kuriais draugauju, taip kažkaip labai, nesumeluotai, neprisirišu prie kažkokių ateities tikslų, galimybių ir taip toliau. Ir žinai, netgi kartais atrodo, kad tie žmonės, kurie kreipiasi, jie atsineša kažkokį radikaliai kitokį būvį. Aš netgi pagalvoju, galvoju, kaip tau faina, tu apskritai turi ką paklausti. Kad aš turbūt kažkur nueičiau, tai nelabai turbūt galėčiau formuluoti kažkokių klausimų. Tai nėra, tarp kitko, plaukimas kažkoks pasroviui, jokių būdų ne. Aš ne apie tai. Aš gal sakyčiau, kad tai labai tikslingas ir kryptingas buvimas, bet šiandien. Kaip bus rytoj, priklauso nuo to, kaip aš tuo metu norėsiu. Ir kadangi ateitis yra savotiška neapčiuopiama abstrakcija, kaip aš minėjau, tam tikri mano būviai, savijautos, nuotaikos, mintis veda į tam tikrus dalykus ir kuriuos netgi kažkiek galima numatyti, bet dažniausiai tai nebent pačios artimiausios ateities planai. Pavyzdžiui, ten turbūt dar prieš gerą mėnesį mes kalbėjom apie šitą interviu ir aš kažkaip iš pradžių tarsi atsiribojau, man atrodė, kad nėra tinkamas laikas tam, paskui kažkaip šiaip netaip susitikom, tai būtum prieš mėnesį paklausęs, tai ir sakyčiau, kad ten sudalyvauti interviu filmavime. Bet kažkokiu tokių grandiozinių, kažkokiu tokių labai garsiai skambančių, žinok, aš neturiu ir aš nebijau įvardyti to šiandien garsiai. Ačiū, Jelena. Ačiū tau.